Prašom, Andrėjus Jundo. Ačiū labai. Norėčiau šiandien biškai pakalbėti apie mūsų rajono perkamos viešinimo paslaugas. Tai OB Žeimenos krantų redakcija eilę metų laimi savivaldybės informacijos viešinimo neskelbiamus viešuosius pirkimus 10 000 per metus. Ir vien tik 23 metais buvo pasirašyta už 309 000 eurų viešinimo paslaugų. Šiemet jau sudarytas sutartys pirmos metų pusėje buvo už 18 000. Remintis registro centro duomenimis, OB Žeimenos krantų redakcija neteikė finansinės atskaitomybės mažiausiai 5 metus ir tik tada, kai gavo 23 metais pranešimą iš registro centro apie inicijuojamą įmonės likvidavimą, dėl neteikiamos finansinės atskaitomybės buvo pateiktos visos ataskaitos. Beje, 23 metų atskaitomybė vis dar nepateikta, ko mes nematom. Įdomu taip, kad savivaldybės administracija vertina tiekėjo pirkimo dokumentus, kad atitiktų viešųjų pirkimų įstatymo bei bent minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Tai yra, kai įmonė patikė pasiūlymą, įmonė negali būti skolinga nei sodrai, nei valstybės mokesčių inspekcijai. O mes matom, kad Žeimenos krantai nuolat vėluoja mokėti mokesčius arba visai jų nemoka. Ta galima pamatyti rekvizitai.lt. Taip pat ten galima pamatyti ir kad Žeimenos krantų vienintelis akcininkas yra Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Valdemaras Kaspirovičius. Savivaldybės pinigai atitenka tarybos nariui ir dar pažeidžiant viešųjų pirkimų įstatymą. Bet jeigu jau savivaldybės pinigais pildote tarybos nario kišenę, tai kodėl tada neviešinat visų 25 tarybos narių darbus? Ačiū labai. Taip, kolegos, eikime toliau.